šiuo metu mūsų modelis atrodo taip, kad pirmiausia nusprendėme pasiekti tiekėjus būtent iš verslo, perkame verslo klasės aukščiausios kokybės įrangą rinkoje, tai ir iš verslų, ir iš viešų aukcionų, ir iš visų kitų šaltinių, kuriuos galime rasti. Tuomet tą įrangą pirmiausiai atsivežę į savo kaip juokaujame, fabrikėlį Panevėžyje, pirmiausiai išsivalome duomenis tam, kad galėtume pradėti dirbti su įranga, neprisimame jokių rizikų ir tikrai duomenų saugumą žiūrime labai rimtai, tuos duomenys išsivalome ir tik tada pradedame atnaujinimo procesą. Atnaujinimo procesas susideda iš daugiau nei 30 žingsnių, kuriuose yra nemažai kokybės kontrolės etapų, tam, kad įrenginys, kai mes jį pilnai išsiardome, patikriname ne tik patį įrenginį, ar jisai veikia, neveikia, bet patikriname visus komponentus, ar viskas yra tvarkoje, galbūt kažkur yra kažkoks smulkus gedimas ir jį taip pat sutvarkome ir tada pagal kliento poreikius surenkame įrenginį atgal, jeigu jisai yra pilnai veikiantis, jeigu ne, tuomet keičiame kitomis detalėmis, komponentais, kurios turime sandėlyje arba perkame iš tiekėjų. Stengiamės naudoti kuo mažiau naujų komponentų, kadangi žinome, koks tai taršus yra procesas pačių naujų elektronikos komponentų gamyba. Ir tuomet daiktas yra nuvalomas, kosmetiškai atnaujinamas taip pat, kad jis ir atrodytų ir jaustusi rankoje, kai mes jį naudojame, ar pats kompiuteris, ar telefonas, ar kita įranga, kad jaustusi, kad jis yra kaip naujas. Ir be abejo, taip pat darome ir svarbų etapą, tai yra kokybės kontrolė, kur darome stres testą ant aukščiausių pajėgumų įrangą. Jis paleidžiame kurį laiką veikti, žiūrime temperatūrą, žiūrime, kaip stabiliai veikia ir tuomet daiktas yra pakuojamas ir siunčiamas klientui.